stengiuosi labai aktyviai gyventi, užsiiminėju pačiai įvairiausią fizinę veiklą. Taip pat 14 metų dirbau spaustuvėje, tai knygos kvapas mane vis dar traukia. Esu Jurgita Nikliauzaitė, dirbu UAB Hella Lithuania, dirbu čia 5 metus gamybos inžinierė. Aš esu baigus Kauno technologijos universitetą, poligrafijos inžineriją ir vadybą. Po 17 metų buvau tiesiog apsisprendusi keisti savo karjeros kryptį ir Hella Lietuva tuo metu ieškojo darbuotojų ir aš tiesiog aplikavau į gamybos inžinieriaus vietą ir taip pradėjau čia dirbti. Darbas man nuo pat pirmos dienos pasirodė labai įdomus, įtraukiantis ir tikrai per šiuos 5 metus sugebėjau save čia atrasti. Kaip gamybos inžinierė aš esu atsakinga, kad būtų suprojektuota nauja linija ir atsirastų gamykloje laiku ir būtų sėkmingai paleista. Visada kviečiame studentus, gimnazistus apsilankyti, parodome, koks gyvenimas vyksta mūsų įmonėje. Kiekvienas praktikantas ateidamas gauna tokią mini praktikos programą, kurią mes patys paruošiame. Ta praktikos programą sudaro 2 dalys. Viena dalis tai yra teorinės žinios, kurias mes jam suteikiame. Ir antroji dalis tai apmokyti praktikantai jau atlieka konkrečias užduotis pas mus tiek operacijų skyriuje, tiek gamyboje. Šiandien su praktikantu Edvinu turėjome praktikos programos aptarimą, pristačiau jam linijos veikimo principus, taip pat mes kartu su juo išbandėme mūsų atsekamumo sistemos darbą, nuskenavo gaminio QR kodą, pagal tą QR kodą mes susiradome visą istorinę to gaminio gamybos informaciją, galėjome ją išsinagrinėti. Turiu paminėti, kad net jeigu praktikantas yra priimtas į praktiką gamybos inžinierių skyriuje, tai nereiškia, kad jis visą laiką privalo būti tik gamybos inžinierių skyriuje. Mes visada suteikiame galimybės susipažinti su visais skyriais, kurie tik tai yra įmonė ir kurie praktikantui galėtų būti įdomus. Mūsų inžinieriai, jie praktiškai kiekvieną dieną galvoja apie tai, kad vėl ateina kažkokios tai naujos implementacijos, nauji produktai, turime skubėti ir paruošti savo linijas jų gamybai. Tai tas sąlytis su ateitimi mums yra kasdienybė. Tai jaunimas, kuris nors kažkiek domisi technologijomis, technika ar ne, čia tikrai gali pajusti tą ateities kvapą. Čia mano darbas. Studijuok elektroniką Kaune.